O kažkas man komentaruose minėjot, kad pabandyt sėdynę pasižemint, pasireguliuot, kad neskaudėtų kelienų, tai pabandykim taip ir padaryt. Senokai beįdinau, nebus čia dar užrudyje, nes jau varžtas tai ne kažką atrodo. Einu savo. Biški nejauku važiuot, kai nėra barjero. Taip iškart galvoju, tavo belekas galėtų mane pyst pastumt. Ir aš į kanalą. Visai fainų takiuką aš čia važiuoju. Palei kanalą čia. Dabar pagaliau pabiški pradeda gražėti jau aplinka prieš tai visiškai aš ten važiavau bomžynais. Daug dviratininkų, daug bėgiotojų. Tu tik pažiūrėk, kokius kelius mane išvedė jau. Biškį keista. Kai atrodo dar šį ryt buvau tokiam šaršalyne. O dabar vėl važiuoju offroadais. Kažkur vidury niekur. Visai keliukai atrodo gražiai per ekraną, spėju, bet kantrybės išbandymas neblogas čia. Į kalną reikėjo tuo grįstų keliu važiuoti. Niekaip negaliu rasti ramios vietelės užuovėjai, kad galėčiau pailsinti nervus. Visur tas vėjas draskas. Spinabaks stoteliai, Kimarinu. Vandens nebeturiu beveik. Parduotuvės nedirb, sekmadienis. Pagėriau kavytės, po to pajudėjau, teko padaryti tokį nusukimą, kad į supermarketą užsukti vienintelį, kuris dar dirba. Tai užsukau, nusipirkau ką reikia. Ir jo, chebrytė, turim problemytę. Žiūriu, kad man pavaras pradėjo nebesimėtyti priekinės. Pasižiūrėjau, beveik nutrūko mano trosiuks priekinis. Ant kelių siūlų besilaiko. Reiks keisti. Dabar tokie keisti miesteliukai prasideda, tokie kažkokie babajų pilna, tokių šiaip įdomesnių veikėjų, jau tikrai neturistiniai rajoniukai. Tai nėra labai jaukiausia, ten tą dviratį palikti, kai parduotuvė varai. Šiaip jau ką šiandien esam nuvažiavę apie 50 km, turim 8 valandą, dar biškį paminsiu ir kažkur miške reiks statyti palapinę. Ką tik išlindau ten iš tų miškų šabakštynų. Ir pažiūrėkit, kur aš atvažiavau.
į tokį spotuką. Čia kažkur pavakarieniausiu, kai žmogus atsisėdęs ir pasistatysiu palapinę. Atsikėliau. Eina savo, kaip šalta. Neįsivaizduoju, kaip aš anksčiau ištverdavau, kai būdavo 10, 5 laipsniai ar net 0. Dabar 13 laipsnių. Man labai šalta. Nejaugi ateina rudenėlis jau čia. Man da daug važiuoti, da negali ateiti. Nosis bėga. Rytinė kavutė. Oi, pagaliau įsikrapščiau. Pusė dienos jau praėjo. Turim po 11. Nu, bet neblogai darbėlį pasidariau. Susisiuvau ten tokią vieną savo dėtuvę. Pasireguliavau stabdžius. Prisiveržiau ratą, nes klibėję. Trosas pasikeičiau. Žodžiu, šiandien remontų diena. Bet šiaip tai, ką aš galiu pasakyti apie vietą, tai šiaip kosmosas yra visiškai vidury niekur. Tokia vat aikštė. Aš pažiūrėjau, net per Google Mapsus nebuvo šitą vietą pažymėta, tokia diduma. Tik per tą mano keistą į žemėlapį ten, kurį aš naudoju. Organic Maps, šiaip tai iš tikrųjų labai geras. Mažai ryja batarkės, aiškiai parodo, kur yra žvyrkelis, kur normalus kelias, šiaip gerokai patikimesnis nei Google Mapsai. Galima tiek mašinam naviguotis naudoti, tiek dviračiam, tiek peškom, labai geras. Aiškiai pažymi, kur yra vandens šaltiniai, kur yra pikniko vietos. Daugiau visokie soliukai ten, parduotuvės. Žodžiu, viskas ten yra. Kam aktualu, pasvarstykit atsisiųst Organic Maps. Nu čia manęs neremia jie, bet tiesiog rekomenduoju, nes pabandžiau aš jau ne vieną ant iPhone'ų, tai šitą patį geriausia, bent jau man. Dviratininkų košmaras. Pat baisiausias, šlikščiausias, nekenčiamiausias dalykas. Ypač su tiek svorio. Visas dviratis cypia, kniaukia, barška.
Užsidėjęs baisulinis į kaktą, bet bent jau yra kur akis paganyt. Pagaliau važiavau vėl į panašią oazę kaip vakar vakare. Per mišką, dviračių takas potesėja ir dabar vėjas man į nugarą. Iki pat kepyklėlės dabar rausim taip. Jo, ne kažką. Nedirb nei vieną, nei kitą šitą miestelį. Kepyklėlė. Teks važiuoti toliau. Nei viena mano kepyklėlė nedirb. Nuvariu į Leclerc'ą prekybcentrį. Apsipirkau dalykėlių. Ir kai nabaks čia dabar atsisėdęs daraus kavą. Nu, yra ir pliusų. Už tą pigiai nusipirkau skanestuką. Už kavą nereikėjo mokėti. Iš savęs pasidariau. Šitie flanai. Pats skaniausias dalykas. Jaučiu mano Prancūzijai mėgstamiausias skanestuks. Labai pigus, suotus ir labai skanus. Toks kreminis dalykėlis. Tai va čia man iš parduotuvės kainavo 2 flanai už 3 eurus nepilnai. Kaviniai vienas man būtų kainavęs kokius 4 eurus jaučiu. Žiūrėkit, pro kokius vartukus man reiks pravažiuoti. Biški baisu, galvos netrenkti. Čia tokie padaryti dviračių takuose, kad mašinas visokias nevažiuotų. Tai aišku, kartais padaro tokius, kur aš su dviračiu net netelpu. Ir aš tik neseniai susizgribau, kad aš dar neturiu Prancūzijos vėliavos, o išvažiavau iš Paryžiaus, tai dabar visokie suvenyrų šopai, daug retesnis atvejis. Tai dabar bandau šitam čiu didesnį miestelį kažką susirasti. Jis neturėjo. Nurodė man dar į kitą vietą. Bandom laimę kitur. Nesekasi 3 iš 3, nepaėjo, neradau. Šitas miestas man nesuteikė to, ko man reikėjo. Bet man jau šansai vis mažėja ir mažėja, tai yra galimybės rasti. Aš jau nebe taip ir toli Belgijos sienos. 3-4 dienos ir viskas.
Koks prikols. Aš čia savo krapštinėjęs ramiai, į čia žiūriu, parvažiuoju. Rangeriai. O aš čia pasiskleidęs ant tako mėgojau vidury. Tai gerai, kad buvo atsibūdęs jau. Bet tokie prikolini, ten pažvengė kažką. Pasakė kažką prancūziškai, aš sakau, sorry, speak English, sako. Tai žodžiu, ramiai. O dabar čia sustoju tokiam parkelį. Biškį pasistiprint. Dabar varysim palei upę toliau. Labai gražus, tvarkingas, mažas miesteliukas. Matos, nauji namai pastatyti. Jaukiai. Labai daug žvejų ant pakrantės šito kanalo. Bet man įdomu, kokia čia švarumo žuvis gali gyventi tokiam tamsiam murzinam vandenį. Arba aš tiesiog kažko nesuprantu. Visko gali būti. Nusukau nuo kanalo kelio, pasukau šiek tiek labiau į šiaurę. Nusprendžiau važiuoti link paskutinio didesnio miestelio Prancūzijoje, tai Saint-Quentin. Reik gauti vėliavą Prancūzijos. Ten paskutinis, manau, šansas bus. Tuo pačiu bus gerai, ten daugiau bookingų variantų. Tai va vieną kaip tik susiradau ir šausim šiandien pailsėti. Kokie 30 gerų kilometrų iki Saint-Quentiną. Su tokiais vaizdais žmonės gyvena tokiam ramiam rajoniuki, eina savo pasaka. Šiandien vėjas į nugarą, tai tiesiog riedu. Kurgi aš esu?
Ogi ant laipto kažkokia darbdary, ant gatvės. Žodžiu, buvau nusižiūrėjęs kepyklėlę čia tokia viena. Atvariau sumuštinį, nebėra, bet ten kažkaip pusiau angliškai, pusiau kažkaip ten bandėm susišnekėti. Žodžiu, sutėpė man ant vietos sumuštinį. Bet tai pasirodo, kad čia net negali vietoj sėdėti niekur, tai gavos, kad išėjau į lauką valgyti. Nu, bet nieka bairis. Su dviračiu pravažiuosiu. Sako, kelias baigęs už 300 metrų. Nesupratau. Tikiuosi peškom bent prasistumt kažkaip. Čia tiltą remontuoji, jaučiu. Bet gerai, va matau, yra mažas takiukas pėstiesiams padaryts. Nors va ženklas yra, kad negalima nei dviračiam, nei mopedam. Tik 10 žmonių. Mano dviratis ir aš sveria mažiau nei 10 žmonių tikriausiai. Tai bandom. Gal negausi baudos taškų. Niau, čia laiptai. Nu, aš tikrai nevažiuosiu per niekur aplinkui jaučiu. Reikia nusimt krepšius ir neštis į apačią. Dabar jau aišku, dėl ko padaryta, kad dviračiams negalima. Nebent laiptais moki važinėti. Nu, bet šiaip tai pagalvojus tikrai nepagarbu Sen Simonė. Simonui tokių kliūčių pridaryti. Šitai pasitikti. Nežinau. Pervažiavom porą lygumų. Ir vėl mes prie kanalo. Tik prie kito šį kartą. Ir vėl žvejai čia dominuoja. Faini tokie keliukai. Jie būna be mašinų. Yra kur pasidairyti. Rešiukai, jau cypia rešiukai. Pavargau jau. Jau esu. Tik įsijungiu kamerą ir jau matau ženklas. Sondkenten. Jau atvažiavau į miestą. Čia ant galo aukštyn žemyn, kalniuk man padavė, tai jau damušė. Vienas pastebėjimas. Perkopus pusė Prancūzijos. Jau šiauresnė ta dalis pastebėjau, turi gerokai prasčius kelius. Nežinau, kame čia reikalas, gal dėl to, kad čia šiauriau, gal čia vėsesnis klimatas. Nežinau, čia gal žiemos žemiškesnės. Labas rytas publika, tai tikriausiai vakar taip ir nieko gero nebepasakiau vakare. Tai jau dabar atsikėliau, išmiegojęs pailsėjęs. Tai jo, vakar, kai atvariau čia, sutikau dar vieną dviratininką iš Anglijos. Irgi čia apsistojęs, tai jo irgi neįtikėtina istorija. Keliauja iš Londono į Vietnamą. Ką tik pradėjo kelionę, tai visą vakarą prisišnekėjom, smagiai praleidom laiką. Tai dėl to dar vieną dieną pasiėmiau čia, kad dar pabendraut, kažką paveikt. Buvom išvarę paieškot man vėliavėlės ant dviračio, deja neradom. Buvom užsukę pavalgyti tradicinę prancūzų maistą, KFC. Ir bičiukas Harvis sauso mąstė raudonoje zonoje, centre, paleis droną, aplink katedrą paskraidyti. Tai dėka jo gavau nelegalių šotukų biškį. Niekam nesakykit.
Nu ir dar biškį nesąmonę sumąstėm paveikti. Man belekai pasisekė. Man niekaip nesigavo rasti vėliavos, bet taip gavas, kad Harvis kažkokiu būdu turėjo printerį pasiėmęs. Ir man atspausdino vėliavą, kurią po to prisiklijavau su izoliacija, tiesiog kosmosas. Jo, pasibuvom su Harjinderiu. Harvey or Harjinder? Harvey. Yeah, with the Harvey. Toks etapas. Varysim į kelią. Faina vietelė buvo. Pasiblaškėm vakar po miestą, kaip matėt biškį. Išvažiavau iš St. Quentino. Mane žemėlapiai vėl nurodė važiuoti per greitkelis visokius, tai šoviau už šoną. Visokiais alternatyviais keliais važiuosiu. Įdomu, kur nuves mane, per kokius tai šunkelius. Pamatysim. O, šitą tikrai kažkur panaudosiu. Paskirtį atrasim, tokie maišiukai gerai. Kažkokią smulkmeną susidėti. Here we go. Nuotykiai prasideda. Ir atėjo vakariukas. Buvau užsukęs į parduotuvę. Pasiėmiau skanukų. Dabar biškį išau dar. Turim 6 valandas. Pasiėmiau vandens. Ir žodžiu, pasiruošiau vakarui. Ir jo reik per ilgai nekimarint. Žada čia audrų biškį man.
lietaus, griaustinių, reik šaut iš miesto ir ieškotis kur miegot, nes maždaug nuo 7, tai čia už kokių 40 minučių jau pradės, po biškį jau čia man krituliai. Valgau ir varau. Holy shit. Holy smoke. Tokia su iltim didžiuliai buvo. Eik tu savo. Reik pasiimti normalų pagalį šiai nakčiai.